Kažkas ten irgi žiūrėjom apie tą protestą, LRT, žinai, žiūrėjau medžiagą. Ten irgi, eik, tu nahui, pas mane irgi čia ten pradėjo visokie rašinėti, ten, ką čia gerai daro, ten tie visi, žinai, ruski. Čia dar dalykas yra dėl tų LRT protestų ir apskritai dėl protestų. Čia yra dvigubo kova. Viena kovos dalis yra ta, kad kovoti reikia ir kovojam prieš tos literaliai vatnikus ir galų galę socdemus, kurie labai netoli jų. Prieš tą projektą, bet tada kita visuomenės dalis, kurie kaip ir mūsų pusiai būtų, bet jie netie gal domisi politika, yra nusivylę ir aš su draugais savaitgalį buvau susitikęs ir irgi girdžiu tuos pačius naratyvus. Tie protestai vyksta, bet niekas nesikeičia, kad ten arba toks nusivylimas, tas learned helplessness, kur atrodo toks cinizmas, ką tu bedarysi, tipo, vis tiek niekas nesikeis, ką čia galim tipo, pakeisti, tipo, panašiai. Tas, jie vis tiek eis balsuoti, mano draugai, manau, tikrai eis balsuoti jo, bet, tipo, nežinau, toks nusivylimas apskritai to politinio ir jie tada netiek ir domis, bet dar su tuo tipo reikia kovoti, kad ne tik, kad į savo pusę pritrauk žmonių, bet tie, kurie techniškai yra tavo, juos reikia tą pakeisti, tą visuomenės, tą tokį požiūrį, kad vienas protestas ar ten keli protestai turi iškart kažką pakeisti. Kaip aš sakiau, daug geresnė linija, man atrodo, mokyti žmonės ne tai, kad čia susirinko į protestą 20 000, įstatymas sustabdytas ir viską. Ne taip veikia iš tikro politika, jin veikia lėčiau, ypač demokratijoje, guess. Jeigu susirinktų ten 105 000 žmonių, tada tu jau realiai, nes politikai tada matytų, čia jau būtų demokratiškai, politikai pamatytų, kiek žmonių to nepalaiko. Tai būtų didelis procentas žmonių, kurie jau negali ignoruoti ir greičiausiai stabdytų automatiškai tą procesą. Jeigu tokį kiekį žmonių pamatytų. Ten, kai susirenka, 10 000, tu ir neturėtum keisti, kaip čia, savo politikos vykdymą. Nes lygiai taip pat mes nenorėtumėm, jeigu ten ateityje nauja koalicija bus, susirenka, 10 000, 15 000, ten vėl kokių šeimų gynimo maršą. Ar mes norim, kad tiesiog pagal juos įstatymą keistų? Ne. Bet jeigu ateitų vėl 200 000, pavyzdžiui, tai greičiausiai jau yra pakankamas kiekis lietuvių, kur jau negalim laukti naujų rinkimų. Tu turi jau kažkaip atsižvelgti. Dabar vėlgi, kai kurie gal ir nesižvelgtų vis tiek. Aš nežinau, kaip tai veiktų, nes tokių protestų nebuvo pas mus jo. Bet tas toks, kad tie protestai, man atrodo, požiūris į tai yra gan geras. Tie protestai nėra tam, kad mes dabar pakeistumėm automatiškai. Būtų nuostabu, bet, kažin ar realu būtų tikėtis, tai man būtų naivu tikėtis, ir mes nenorėtumėm to sakau ateityje, bet tu nuosekliai bildini koaliciją, grupę, didelę, komandą žmonių ir politikų, kurie bus tavo pusėje ir per rinkimus nušluotios. Čia tame esmė yra. Nes dabar 18-metis, kuris prieš metus nesidomėjo politiką. Jis dabar žino apie Žemaitaitį, apie socdemų blogį, apie LRT projektą. Ir jam pirmas įspūdis apie politiką bus toksai, kad šitie yra urodai, už juos nereikia balsuoti, jau bus girdėjęs kažką. Įsitraukia daug jaunų žmonių, kurie dar nebalsavo, gal balsavo vieną kartą, kurie dabar daug labiau informuoti bus. Tie jauni žmonės vis tiek auga. Tu gali paimti žmonės į koaliciją, kuri bus ilgą laiką tavo pusėje. Ir man atrodo, čia yra tas svarbiausias dalykas. Ir mes tą darom, aš sakau, čia aš nežinau, aš prisėdu prie to, bet nuo nulio, realiai nuo nulio. Iki šitų protestų, Lietuvoje protesto kultūra buvo senų pirdžių kažkoks reikalas. Ten babutė klykė, pensijas pakelkit, ten kitą šaukia, ranką banditai išsuko, arba ten skanduoja, duokit valgyt, nežinau, dabar jaunimas, jauni pacanai, jauni studentai, moksleiviai, pasirodo, visai galima susirinkti ir protestuoti, maištuoti, tarsi. Ir nuo nulio realiai bildinam. Ir tas požiūris į protestus, ką jie turi pasiekti, ar ten skaičius yra svarbu, ar nėra svarbu, tą irgi nuo nulio bildinam. Kaip veikia politika net? Aš pats netaip senai pradėjau domėtis, bet kai manęs paklausė normiai, per praeitus tos naktinius svarstymus ir panašiai, tą skubos tvarką, visą buldozerį, manęs normiai klausė, kas čia vyksta. Ir aš tada jiem paaiškinu nuo visiškai pagrindų, kaip įstatymas yra priimamas. Iš viso, kas techniškai yra Seimas ir ką jis čia daro, kaip komitetai veikia. Tai nieks nežino to.
Tai jie net nesupranta, kas ta skubos tvarka, kada jin būna ir kodėl tai yra blogai, pavyzdžiui, kartais, nes kartais skubos tvarka visiškai gerai yra. Tai jo, va tokių nuo visiško nulio bildinė žmonių koalicija tiesiog, kur bendraminčių koalicija, kur ateityje jo tikėkime, nes reikia bent 2 kadencijas, čia vienos neužteks, kas be laimės ateinančiai ir kokia koalicija bebūtų, jeigu bus palanki demokratiniai pusiai, neužteks vienos kadencijos. Čia turi būti nuosekliai bent 2. Tai jo, realiai bildinam nuo nulio po truputį ir tai yra sudėtinga, bet man atrodo visai neblogai einas kol kas. Realiai jo irgi tavo žodžius kolegams sakiau, kad naivu yra manyti, kad po protestų kažkas pasikeis, bet esame tame momente, kur protestų kultūra keičiasi, kai jauni žmonės su šeimomis eina protestuoja ir statome naują protestų kultūrą ir viso šito esmė nėra, kad ten pakeistume kažką, bet kad atkreiptume visuomenės dėmesį ir gal vienas kitas ateis balsuoti ne už socdebrus ar dešėčius. Va būtent jo. Nes man atrodo, čia toks realistinis yra požiūris ir toks nusiteikimas tada irgi ir suvokimas, kad jo, tie procesai sudėtingi dar paklausysiu. Taip, kad tą pusę, kai vatnikai viską pradėjo rašinėti. Yeah. Čia vis renkas tose protestuose, žinai. Šiaip LRT protestai žiauriai, ta prasme, žmonės, kokie adekvatus ten susirenka. Absoliučiai, ta prasme, aukštuomenė, inteligentija, jauties saugiai, nėra jokių budulių, marozų, tiesiog susirenka. Yeah. Kai aš atvarau ten, tai bent vienas marozas būna, sorry. Objektyviai. Nereikia vardinti pat vieną žodį, galima šitą viską suspaus, kad tu čia dabar vardini tos intelektualus ir taip toliau. Kutkudašį renkasi. Jo, kutkudašį su šalikais. Ne, bet šiaip iš tikrųjų, kontingentas. Ką reiškia ta žodis, čia vilnietiškas žodis, aš nesugirdėjęs, kutkudašius? Tas, kuris ten susirenka, aš neįsivaizduoju, kaip visi šitie vatnikai, celofanai, visi šie LRT heiteriai gali pasižiūrėti į tą publiką ir pasakyti, va čia debilai yra. Nes jie nekenčia, jie gali tą pasakyti, nes tai yra dažniausiai žmonės, kurie buvo išmokyti realiai iš sovietų, rusų, savo aplinkos, jie buvo išmokyti, kad protingas žmogus pasikėlęs yra. Jis galvoja, žinai, kad yra geresnis už tave. Ir, į tave iš aukšto žiūri. Jie iš tikro nemėgsta tų žmonių. Visą gyvenimą. Pagalvokit, nežinau, kiek jie metų. Kai aš augau, pavyzdžiui, mokyklą, kai jau ir aš augau. Jeigu tu išsišoki būdamas kažkiek geresnis, ar kažką mokėdamas, ar, pavyzdžiui, kažkokį žodį pasakydavai, kurio jie nesupranta, kildavo agresija, kad ką tu duhašė, paprastesnis būbiškai šnekėk, nes kultūra kokia buvo užauginti žmonės, kad tu negali išsišokti, tu negali pasirodyti, kad esi geresnis, visų pirma, nes nupizdins iš tavęs viską, bet visą laiką buvo nusmukdomi visi iki vieno lygio, kad nieks nebūtų geresnis, protingesnis ar dar ką. Tu tenais nori kažkokių mokslų, kad tu duhas, tu paprastesnis būbiškai. Tai čia va tas kontingentas. Jie nekenčia jauno jaunimo, kuriuo jie niekad negalėjo būti. Jie negalėjo būti to šviesių jaunimų, kokius dabar jaunolius mato. Man atrodo, yra labai daug tokio, užslėpto tokios ir nepykantos tiem žmonėm realiai. Aišku, ten daug metų ir smegenų plovimo ir jiem atrodo, kai jie ten išplautom smegenim tie jaunoliai ir aišku, man atrodo, labai daug žemo tiesiog intelekto yra. Čia neišvengiamai, man atrodo, visuomenė turim kiek pas mus Lietuvoje vidurkis, beveik 100 intelekto jo vidurkis. Tai reiškia, dalis procento, vis tiek bus žemesnio ir gan žemo. Dalis bus ir ten 6, 7, 8 ir man atrodo, kur jie susirinks? Ekstremuose. Kažkur turbūt ekstremuose vienaip ar kitaip ir čia vienas iš to ekstremų bus.